Čenelingas nuo kosminės sąmonės. Noriu perduoti tai šiandien. Kaip jūs manote, vaikai, kad gegužės mėnesį 2025 metais bus Žemės ašies pasisukimas? Bet kaip ji gali pasisukti, jeigu ji yra beveik plokščia? Tai yra visiška nesąmonė. Ji nėra nei apvali, nei visai plokščia per vidurį, panaši į plokščią duonos apvalų kepalėlį. Jo šonai yra storai padengti ledu, apačioje yra saulė, vadinama juodąja saulė. Ji kartais nuo karto keičia savo vietą. Tai yra panašiai kas 2,5 tūkstančio metų. Dabar atėjo laikas keisti juodajai saulei savo buvimo vietą. Tai ir įvyks poslinkis šiuo metu gegužės birželio mėnesiais. Saulė, kuri yra jūsų danguje, tai yra tik prožektorius. Iš tikrųjų, jūsų žemę šildo kita saulė, tai juodoji saulė. Žemė šildo iš apačios ir ta šviesa persismelkia kiaurai žemę ir šiluma taip pat. Kodėl taip sparčiai augalai ima dygti iš žemės, kai gauna juodosios saulės impulsą dygimui? Tai, ką jūs matote danguje, tai yra tik fotografija, dar vadinama holograma. Visa šiluma eina iš apačios. Dabar saulė juodoji keičia buvimo vietą ir persislenka į kitą vietą. Anksčiau jis stovėjo kažkur mieste teritorijoje Afrikoje. Dabar ji persistumia į kitą vietą. Tai bus Indijos teritorija. Jums Lietuvoje klimatas pasikeis labai nežymiai. Rytinėje Lietuvos dalyje klimatas truputį atvės. Vakarinėje dalyje išliks labai panašus, 2 laipsniai gali būti šilčiau, lietus ir žiemos bus panašios. Noriu perduoti aukšto dažnio energijas, persiųsti jas per šį laidininką, kad į žemę įeitų daugiau šviesos. Tamsos 3 parų nebus žemėje, tai tik gąsdinimai. Saulės žybsniai taip pat bus pusiausvyri, kartais ir labai stiprus, bet žemėje technokratijos nesugriaus. Jūs pradėjote eiti technokratijos keliu, kas prives prie didelių pasikeitimų, kurių taip pat nereikia bijoti. Tai tik patirtis sielos. Kitame gyvenime, jei norėsite, įsikūnysite kitoje planetoje, kur to nėra. Čia yra bandymas sukurti visuomenę labai išsivyščiusią technologiškai, kur viską atlieka intelektualus protas, žmonėms liks užsiimti kūrybiniais darbais, tokiais kaip architektūra, projektavimai, menai, menų visos sritis, muzika, rankdarbiai, grožio sritis. Ateityje atkris labai daug sunkaus fizinio darbo, nes ir fiziniai žmonių kūnai labai keičiasi, jie nebėra tokie raumeningi ir tvirti. Pažiūrėkite į jaunąją kartą, jie liekni ir su mažai raumenų, nes jų nebereikės jų gyvenime taip pat ir ateityje. Sunkus darbai dar liks apie 10-15 metų, toliau viską perims technika. Sakysite, o ką veiks žmogus? Ogi džiaugsis gyvenimu. Klausite, iš kur pajamos? Ogi tie, kurie kels vibracijos iki 4 ir 5 dimensijas, jiems dirbti išvis nebereikės, būsite išlaikomi visatos, galėsite užsiimti kokią tik norite kūrybinė veikla, kurti grožį, gražinti aplinką, šokis, eilės, dainos, visiems atsiras veiklos.
Pajamos nebus didelis, bet pragyvenimui užteks. Kiti, kas nesugebės pakelti vibracijų, turės tęsti darbą trimatėje žemėje, kurioje dar bus fizinių darbų iki pat 2100 metų. Bet tie darbai irgi bus daug lengvesni. Ir trečios dimensijos žmonės duoną turės užsidirbti vis tiek savo prakaitų. Tokia trečios dimensijos tvarka. Kaip sakiau, Žemėje trečia dimensija tęsis dar iki 2100 metų. Paskui ji visai išnyks, nes datos yra keičiamos pagal situaciją. Buvo anksčiau planuota baigti trečią dimensiją jau 2050 metais. Bet taip nepavyko, nespėjo žmonija taip sparčiai vystytis, daug labai yra trukdžių. Žemės planas yra didžiulis, jai lemta būti žvaigžde, kuris skleis šviesą kitoms planetoms, bet iki to dar labai toli. Klausėte, ar technokratija nepamaišys Žemėje būti žvaigžde? Ne, nepamaišys, nes dirbtinis intelektas visiškai bus man pavaldus, tai yra kosminiai sąmoniai. Todėl nieko blogo negali įvykti. Priešingai bus daugiau teisybės, teisingumo, mažiau vagysčių ir manipuliavimo. Jūs galvojate, kad jį valdo tamsos jėgos? Tai tikrai ne. Jos irgi man priklauso, todėl viską valdau aš. Jūs išėjote iš akmens amžiaus, ar taip jau buvo įdomu ten? Gyvenimas Žemėje yra trumpas, paskui tampate laisvu rinktis gyvenimą ir patirtį kitose planetose, o čia ateis kitos sielos gauti tokios patirties. Tokie dalykai kaip intelektas dirbtinis nėra naujas dalykas visatoje, daug kur taip jau yra, o yra daug kur dar kitaip, didžiulė įvairovė. Mano bandymai rasti žmonijos gražiausią, laimingiausią gyvenimo variantą nesibaigia, todėl aš ieškosiu ir ieškosiu naujų variantų, kad sukurti patį idealiausią gyvenimo variantą. Tuo šį kartą ir baigsime, perdavė kosminė sąmonė, priėmė Vida. Myliu jūs vaikai Žemėje.